Mielos moterys, gražiosios moterys, jūs neišnaudojate savo moteriškų galių. Šitas video apie tai, ką pagyrimai gali padaryti vyrui. Jie gali padaryti stebuklus. Siūlau aš jums pažaisti žaidimą. 21 dieną nuo šios dienos pradėkite sakyti pagyrimus vyrui. Po vieną pagyrimą į dieną, po nuoširdų pagyrimą į dieną. Komplimentai gali būti įvairiausi. Pavyzdžiui, komplimentas apie tai, kaip vyras atrodo. Brangusis, tu atrodai šiandien toks vyriškas. Arba, tu iš tikrųjų kažkaip sutvirtėjai, ne? Tavo čia sporto rezultatas, ar tu maistą gal prisižiūri, tu šiandien kažkoks toks, nežinau, galingas atrodai. Galėtų būti komplimentas apie tai, kaip jūs tikite savo vyru. Brangusis, tu toks esi nuostabus vedlys, aš visą laiką tavim pasitikiu. Arba, aš niekada neabejoju tavo sprendimais. Aš žinau, kad tu visą laiką nuspręsi tai, kas to manimu tau atrodo geriausia. Arba, aš žinau, kad tu mums linki tik tai gerą. Aš tavim pasitikiu. Aš šalia tavęs jaučiuosi saugi, pavyzdžiui. Arba komplimentui vyrui apie tai, kaip jūs jaučiatės šalia jo. Pavyzdžiui, brangusis, šalia tavęs aš jaučiuosi tokia saugi. Arba, kai tu mane apkabini, aš visada nuraustu. Arba, kaip man gera girdėti tavo komplimentus. Arba komplimentai apie tai vyrui, kaip kokios jo pastangos yra. Pavyzdžiui, man tai patinka, kad tu dėl manęs stengiesi. Ačiū už viską, ką tu darai. Ačiū už šią staigmenėlę, už šią dovanėlę. Ačiū už tai, kad tu man padėkojai. Patys svarbiausi vyrui komplimentai yra apie tai, kaip jūs gerbėte jį, kaip jūs tikite juo ir tai, kad jūs pasitikite juo. Ir pabandykite kartoti 21 dieną komplimentus ir pabandykite įžvelgti visas gerasias savybės, ką jisai turi savyje, ką jis daro dėl jūsų, pamatysit. Jo motyvacija stengtis dėl jūsų kosmiškai padidės. Aš jums garantuoju. Pasidalinkite šitą žinutę su savo draugėmis, su moterimis kitomis, pradėkite moterys komplimentų invaziją. Pamatysite. Vyrų smegenys išsprogs ir jūs patapsite tikrai laimingesnis. Moteriška galia, moteriška subtili stiprybė yra komplimentai. Išnaudokite ją.